Vadinasi Žydrų Ramūnų kaimas. Yra toks kaimas Lietuvoje. Jis stovi ant gražios kalvos. Gyvena žmonės paprasti, o gal kiek truputį keisti. Jie mato tai kaip tu ir aš. Jie sunkiai dirba per dienas. Naktim kas vaikščia, kas pysas. Taip tyliai slenka dienas visas. Yra ten kolūkis pasenęs. Yra keli nevedę seniai. Yra darbo ten pirmūnų. O kaimas ten Žydrų Ramūnų. Aš pas tam kaime nebuvau. Su vienu čiūvu draugavau, kuris ten vieną kartą buvo. Varšelis vos nežuvo. Kad jo info neprapultų, kad nieks į spąstus nepapultų, aš pasakysiu, ką jis matė, kaip tėvas kojų nepakratė. Šis kaimas stovi ant kalvos. Kažkur miškuose Lietuvos. Šalia dar ežeras yra. Ir ošia šimtmečius giria. Bažnyčia stovi ant kalnelio. Ir kapinės greta už kelio. Šalia dar Dunsų labirintas. Tai reikalas tamsus ir rimtas. Yra pradinė mokykla. Nuo karo liko šaudykla. Savivaldybės pastatai. Kultūros rūmų pamatai. Ir šiaip visokių žymybių. Tame kaimelėje galybė. Kaimelį įsteigė du broliai. Stiproliai ir tikri šaunuoliai. Pastatė pačią pirmą trobą, parsivedė vieną bobą. Per dieną sunkiai dirva sarė, nuo nakim tą bobą varė. Galiausiai ji to neištvėrė, šikiniai žaidus atsivėrė. Garsiau. Dar keletą dienų palaukė ir anapilin patraukė. Broliukai šito nesupratė, tik po dienos jie dulkint metė. Dar keletą dienų jie svarstė, ar verta dėti ją į karstą. Nusprendė jie neištvirkauti, neverta su mirtim juokauti. Velionę jie baltai aprengė, į karstą dėti pasirengė. Dar jie padulkino po kartą, o paskiau dėjo karstą. Ir laidojo gal 3 kartus. Stojakas buvo toks rūstus, kad atsitraukt nebegalėjo, kaip jiems per tas dienas stovėjo. Galiausiai broliai viską metė. Nuo kvapo nieką jau nematė. Į kapinės jie nugabeno ir sunkią uolą užrideno, kad jeigu dulkintis norės, kol nuridens, nebestovės. Broliai liūdni namo ėjo, jiems iš galų kažkas lašėjo, kažką padulkint vis reikėjo, beig per metrą gal stovėjo. Šiaip vieną dieną jie ištvėrė, galiausiai broliai atsivėrė. Ne tik širdim, bet ir šikinė, viens kitą darė net sutinė. Šie broliai nuo pisimo mirė, jau užsipiso mirtinai. Pisime buvo jie patyrė, tikrai krušimo milžinai. Juos vieną kitame surado. Bibi šiknauti amžinai. Iškirti jų nesugebėjo, palaidojo sutartinai. Po daugel metų apie trobą išdygo kaimas šis šaunus ir šių didžių krušikų garbiai vadinamasis Ramūnu. Kaimelio liaudis paprasta, gal kiek per šimtą išpista. Šiaip kaimo vynai neblogi, pas kai kurios galai ilgi. Gal taip po metrą ar po 2 galėtų pasismaut galo
Jie valgo viską, ką paduoda ir dulkina, kas atsiduoda. Neatsiduoda, prievartauja. Ir nėra ką, tada įsauja. Žodžiu, su to čia nejuokauja. Į seksą įčiūrė jie rimtai. Naujokas, jeigu čia užklysta, jiems šikna perplėšia griežtai. Yra čia daug šaunių herojų. Štai Jonas, vyras toks šaunus. Jis turi Petrą, savo žmoną. Jie stengiasi susilaukti sūnų. Yra dar mūsų kaimo kalvis. Jo bibis didis raudongalvis. Jau gali priekabą pakelti, arba galvą kam praskelti. Alfredas, kaimo ūkvedys. Pisimė pirmas pavyzdys. Gal nieko būtų tas Alfredas, kai vis vaikšto apsitriedęs. Todėl jam bobos ir neduoda. Jam smaukimas viena paguoda. O, yra dar kaimo kunigėlis, Davatkas Krūša net pamėlęs. Jis joms griekus, matai, patleidžia. Po vieną pas save leidžia. Ir iš klausyklos garsai sklinda, atrodo Kauno stadas blinda. Yra dar šiaip visokių bobų, prekiaujas tam pilstoko ir duoda čia kas antrai trobai, apdovanoja tripako. Tai va, yra dar mūsų kaime mentas, toks išvilpinė, impotentas. Durnelis nieką nesupranta, po baliaus kiaušių neberanda. Jis laksto, švilpia ir seilėjas. Baudas nulops nesigailėjęs. Žodžiu, jis visus išknyso. Tad vyrai kartą jį išpyso. Nemoraliai, bet iš tikrųjų, sudraskė Petras mentorūrą. Kol du rankas užlaužė laikė, kiti kaip mat vaikus išvaikė, kad blogo jie nesimokytų ir gyvūnėlių nekankintų. O Petras tik momento laukė, per galą tyliai ranką braukė. Paskiau, kai sugrūdo, netgi švilpukas tam išsprūdo. Tai gal 3 valandas kankino ant Petro storojo bibino. Galiausiai tas nebejudėjo. Tad vyrai jį karstą nedėjo. Ir jau įšyla užkast nešė, kai tas plonu balsu paprašė. Nereikia, vyrai, nežudykit, maldauju, gyvastį palikit. Šiol aš nieko nebeskūsiu, šiol geriausias vaikas būsiu. Geriau dar kartą pavarykit, šiol neuždarykit. Vyrai nėra labai pikti, gal tik kiek nesuprasti. Jie mentą tai jau pat paleido, dar nuodėmės prieš tai atleido. Visi atleido iš eilės, per šikną įžiūrėt galės. Усё.